Labas vakaras. Atostogos ir puikus oras neatskiriami. Jei ruošiatės keliauti už Lietuvos ribų, ši orų prognozė kaip tik jums. O gal dar dvejojate? Novaturas jums pataria neatidėlioti, nes orai ir kainos palankės keliaujantiems. Tad ką žada rytoj sinoptikai? Egipto kurorte Hurgadoje bus karšta. Vidurdienį termometro stulpelis pakils iki 36 laipsnių karščio. Tunise, kur visi vyksta paragauti vietinės virtuvės patiekalų, bus 32 laipsniai. Turkijoje oras kaip visada malonus, Antalijoje 34, Marmaryje 32 laipsniai. Keliaujantis į Graikiją gali rinktis iš pasiūlymų gausos. Štai Rodo saloje, kuri tinka į ramiam poilsiui ir jaunatviškoms pramogoms, vidurdienį prognozuojami 32 laipsniai. Kretoje šiek tiek mažiau – 30. Karščiausia rytoj bus Halkidikėje, net 37 laipsniai karščio. Nedaug atsiliks ir Bulgarijos kurortų orai. Tikrai bus galima maudytis Juodojoje jūroje, nes vidurdienį čia žadami 33 laipsniai. Šiek tiek kitokia situacija Kroatijoje. Orai čia vės, dangų užtrauks lietaus debesys, lis ir dieną ir naktį, o oro temperatūra vidurdienį te pakils iki 22 laipsnių šilumos. Užtat Maljorkoje nei per karšta, nei per vėsu. Termometro stulpelis pakils iki 29 laipsnių. Saulė švies pro debesis. Katalonijos sostinėje Barcelonoje taip pat debesuota ir šiek tiek vėsiau. Labai palankus oras viską norintiems pamatyti turistams. Dieną čia prognozuojami 25 laipsniai šilumos. Kelionių organizatorius Novaturas dabar suteikia galimybę kiekvienam pagal poreikius ir kišenę pasirinkti tinkamiausią poilsį žinomiausiose užsienio šalių kurortuose. Naudokitės progą, nes vietų skaičius ribotas.